Taip, šiandien pakalbėsim apie pacientą Oleksandrą. Oleksandra 5 metai. Oleksandra atvyko iš Ukrainos. Tai kada prasidėjo karas, pamačiau Facebook'e žinutę, kadangi mažasis Oleksandras serga hemofilija, tai yra reta kraujo krešėjimo liga, kada trūksta kraujo krešėjimo faktoriaus. Ir pamačiau Lietuvos asociacijos hemofilijos, būtent prezidento įrašą, kad ieško gyvenamos vietos. Ir kadangi aš labai ilgai bendradarbiauju su hemofilijos asociacija ir parašiau, kad turime mes gyvenamą vietą ir galim priimti pas save centre. Tai priėmėm 3 šeimos, kurios augina vaikus sergančius hemofilija. Tai Oleksandras buvo vienas iš jų. Tai be hemofilijos Oleksandras taipogi turi epilepsiją, kadangi jisai gimė pakankamai didelis ir turėjo galvos traumą, gimdymo traumą, ar ne kitaip. Vėliau buvo diagnozuota hemofilija, kad būtent greičiausiai ta trauma ir buvo tokia didelė dėl būtent krešėjimo faktoriaus trūkumo. Taipogi turi Oleksandras ir hidrocefaliją, tai galvos vandenė, ir jam yra įstatytas šuntas. Ir dėl hidrocefalijos jis turėjo 3 operacijas. Pradėjo pakankamai vėlai vaikščioti 2,5 metų. Kada atvyko čia į centrą, tai iš tikrųjų, aišku, labai sunku vertinti, kadangi jie yra pabėgę nuo karo ir nuo tų baisumų. Jie pirmosiam dienom išvažiavo taip, kaip stovi, apsirengę, tik tai pasiėmė vaiko vaistus. Realiai, tai to buvo galbūt ir vaikui, ir tėvams stresas, tai iš tikrųjų jam labai trūko dėmesio, koncentracijos. Jisai nuolat bėgiodavo, jį sulaikyti vietoje tai būdavo faktiškai neįmanoma misija, akių kontakto absoliučiai neturėjom, ta prasme, net susistabdžius jisai, taipogi tam tikrus jisai ir sakykime, agresijos tam tikrus išraiškos pas jį tikrai matėsi, to neramumo, lėkimo, bėgimo, ta prasme. Ir pirmom dienom, kada atvyko, aš jį įsivertinau, tai yra tam tikra, turime specialią hemofiliją, Joint Health Score, tai yra hemofilijos vertinimo skalė, pagal kurią vertinam vaiko fizinę, funkcinę būklę. Ir kas yra būdinga pačiai hemofilijai, ar ne, taip, nekreša kraujas, ne, trūksta to krešėjimo faktoriaus. Tai Oleksandrui trūksta būtent 8 krešėjimo faktorių, kas yra ir dažniausiai. Ir būdinga tai, kad prikraujavimas į raumenis gali vykti arba į sąnarius. Jeigu taip paprastai tariant, kada prikraujuoja į sąnarį bei raumenį, ar ne, ten yra kraujas, kuris neturi, sakykime, sąnarinis skystis, jis turi sutepimą ir leidžia funkcionuoti mūsų sąnariams normaliai, o kraujas jisai neturi, jisai turi įsiskaidyti, turi rezorbuotis ir tada vėl sąnarys turi atsistatyti. Ir kada dažnai prikraujuoja, tada mes prarandam sąnario normalią veiklą.